Na tai sveikos. Parodau, ką padariau. Tai padariau, va štai šitą visą plotelį. Pabaigiau. Kaip matėte prieš tai video, tai buvau padariusi. Čia pabaigiau ir čia pradėjau. Tai dabar jau pabaigiau 3 ant 5. Ir čia yra, jeigu gryną šitą plotą imti, tai būtų 1500 kryželių arba dygsnelių. Bet aš kadangi dar daugiau čia dariau, tai aš padariau, nežinau, 1006-7 gal, neatsimenu, sagoj kažkaip neužfiksavau. Bet neskaičiuosi esmė, ne? O esmė yra tai, kad šitą plotelį aš jau padariau, tai yra vienas žingsnis į priekį ir kitą kartą, kai išsuks ruletę, imsiu šitą plotelį. Taip atrodo gal nedidelis plotelis, bet kadangi čia yra labai maži dygsneliai, kaip čia jums parodyti, jie tikrai labai maži. Galiu palaukit, palyginti, nežinau kaip. Nes tas kvadratėlis, va, šitas 10 ant 10, tai yra labai nedidelis. Ir dabar galvoju, nes nežinau, kaip čia pasimatuot gal. Gal pasimatuot, centimetrą kokį pasimt, va, turiu centimetrą. Ir sakykime, va šitas, va, va. Tai va šitas yra, reiškia 1 centimetras. 10 ant 10 kvadratėlis yra 1 centimetro pločio. O kitam darbe, pavyzdžiui, ką čia paimti man dabar, ką aš čia turiu. Va, sakykime, šitą darbą turiu, ne? Tai čia yra 18 kauntas. Tai čia bus, va, 1,5 centimetro langelis. Ten kiek yra mažesnis, reiškia per 0,5 centimetro. Ir tikrai labai smulkus šitie dygsneliai yra. Ir aš būtinai turiu siuvinėti su padidinimo stiklu, nes kitaip nieko nematau. Tai gerai, padedu šitą darbą ir dabar eisim sukti ruletę. O jinai mano visai čia pat. Nežinau, kaip sugebėjau sustabdyti filmavimą, bet dabar jau rodo iškart išsuktą ruletę, nes man išsisuko būtent štai šitie besmegeniai. Nežinau, kas čia įvyko. Tai dabar rodau, nesukau antrą kartą ir parodysiu dabar čia, ką aš turiu. Tai jūs nesenai matėte šitą besmegeniuko pradžią, tai vat pradėjau podelį siuvinėti ir šiandien turėsiu visą tą, ne visą dieną, bet ta prasme turėsiu vakarą ir dabar rytą, tai pasiuvinėsiu ir pažiūrėsim, kiek kryželių man čia prisidės. Planuoju pradžioje visą podelį išsiuvinėti, čia viską, o paskui jau tą besmegenį, kuris čia gyvena šitam podelyje. Tai va, pildysiu vidurį ir tada žiūrėsim, kas čia gausis per šiandien dieną. Taigi, pasižiūrėkite, kaip patobulėjo mano besmegenis. Kaip matote, visą beveik podelį išsiuvinėjau, čia liko tik tarpeliai, vat, truputį su kitom spalvom pasiuvinėti, bet mėlynas spalvas visas jau išsiuvinėjau faktiškai, viskas, visos mėlynos baigėsi ir pradėjau rudas dar siuvinėti. Tai va taip neblogai vakar pasistumėjau, gavosi visai neblogai ir liko ką, dar vienas prisėdimas, aš manau, ir bus pabaigta. Aišku, čia yra apvadų labai daug. O gal ne? Nes kas čia, kadangi yra podelis, nu jo, yra nemažai apvadų. Nu tai nieko tokio. Tai va, tai taip pajudėjo mano besmegeniukas, kalėdinis žaisliukas. Ir dabar einam prie ruletės. Ir kaip tik vat stovi ant tų besmegenių. Ir dabar mes pasižiūrėsime, ką šį kartą reiks siuvinėti. Kojinė panašu. Ar naujas darbas? O, naujas darbas. Na gerai, tuoj pasižiūrėsim. Tuoj parodysiu aš jum naują rinkinį, kas tai yra per firmą ir kas čia per dygsneliai. Tai štai šitas rinkinukas. Aš galvoju dabar užpernai gal jį pirkau. Ir gulėjo, laukia savo eilės, tai yra Riolis numeris 2055. Taip, tai yra, kaip matot, labai daug yra tokių bekstičio dygsnelių visokių. Kryžiukų tikrai labai nedaug yra.
Ir kas čia dar yra, išmatavimais bus 30 ant 30. Ir yra, kokie dar jau rodiklis, yra 14 skauntas, juoda, Zweigart Aida, 9 spalvos. Tai va, 9 spalvos ir dabar aš galvoju, dabar yra čia 14 spalvų, va, tikrai labai nedaug, va, planšetė viena ir visų taip nepasakyčiau, kad labai daug su spalvelių. Tai kadangi yra labai mažai kryžiukų, tai todėl mažai ir spalvų. Aida 14. Tai va dabar labai galvoju, ar man siuvinėt ant 14 ar ant 16, bet ant 16 dar mažesnis bus. O gal ant 14 vis tiek, kadangi va čia pasižiūrėjus, tai nu, yra neišsiuvinėtų, bet čia, va, kur čia bus, tai čia labai nesimatys krašteliuose, bet juoda medžiaga, jinai labai gražiai žiūrisi, faktiškai. Nekrenta kaip balta medžiaga, tie langeliai taip nekrenta kaip juodos medžiagos, kaip baltos. Nu ir va čia kamputį matote schemutę. Tai dabar aš jums pasakysiu taip. Gal čia jums parodysiu dabar tą paveiksliuką, pasižiūrėkite. Ir aš turiu sagą variantą. Reikės dar susitikrinti, ar viskas gerai pagal raktą rinkinio. Ir dabar pasakysiu skaičius. Niekad skaičių labai nefiksuoju, bet reiškia yra taip. Dabar žiūriu. Kryželių šitam darbe yra 1844. Bet bekstičiaus to vadinamo arba tų visų diksnelių, va čia kur yra apvadai, lietuviškai yra 12 650, įsivaizduojat? Taip, kad šitas darbas toks turėtų būti labai gražus, labai ažūrinis, man patinka tie tokie ažūrai, nėriniai visokie, tai čia man jisai kažko ir panašus į tuos nėrinius. Tai va, ir dabar galiu parodyti, va, sakykime, vieną ženklą iš, čia jau tas vadinamas bekstičius, ane, ir va, žiūrėkit, kaip gražiai jisai persijungia. Kitas, va, labai gerai, kad yra saga ir aš matausi labai gražiai. Yra saga ir labai fainai, kad nusiuvinėt bus labai fainai, dėl to, kad jeigu iš popierinės, tai jau būtų ir sudėtinga, va. Ypač šitos va diksnelius visokius. Tai dabar pasižiūrim, kas čia per diksneliai, tai va matot, yra tokie. Čia tik tai reikia man pasidaryti, kad būtų balta medžiaga, dėl to, kad, tai aš iškart ir padarysiu, nu, kad geriau matytųsi langelėje. Nes taip, tai va, o plus. Viskas. Net ne baltą padariau, žalsvą. Tada geriau, nes matot, kai buvo juoda medžiaga, visiškai nesimatė, į kokį langelį reikia dėti tuos, nu, pavyzdžiui, kryžiukų dabar pasižiūrime, ne? Kryžiukų čia labai nedaug, kaip sakiau, kur čia daugiausiai spalvos, va, matot, kažkaip pagrinde, va, aš jums parodysiu dabar, matot, ar matosi? Nu, gal paimsiu dabar juodą spalvą. Va, matote, ne? Kaip čia dabar jums pafilmuot, kad nesimatyt, gal aš išjungsiu. O. Gerai. Tai va, žiūrėkit, kryžiukai, ne? Dabar viena spalva, dabar kita, trečia, ketvirta. Va čia daugiausiai yra tos geltonos spalvos. 5, 6 ir 7. Tai va, daugiausiai yra šitų oranžinį geltoną kryželių. O tos mėlynos, tai va matot, kiek yra, labai nedaug. Ir dar kartą galiu parodyti, kaip pasikeisti medžiagą, nes pasižiūrėkite dabar, ką nors matot. Nelabai, ne? Matosi tik tai, kad reikia kryželius padaryti, bet kokiam langelyje, kur nesimato. Tai va dar kartą parodau, va čia yra toksai, kur čia dabar, va čia yra volelis toksai, paspaudžiam volelį. Kadangi aš jau pasidariau spalvą, man automatiškai išmetė tą spalvą, bet jeigu jūs norit pakeisti, tai reikia ant jo ilgiau palaikyti ilgiau, tada atsiranda tokia lentelė. Ir tada galima pasikeisti spalvą, kokią norit. Va, sakykime, baltą aš pasidarau, arba galima ir žalią pasidaryti. Kokią norit spalvą, tokią pasidarot, paspaudžiam OK ir viskas. Va, jūsų visas
visas siuvinėjimo rinkinys yra būtent ant baltos medžiagos. Nors jūs siuvinėjam, pavyzdžiui, ant juodos. Tai aš dar pažiūrėsiu, ar aš turiu juodos aidos, bet aš labai abejoju, 16 kanto. Tiesa, šiandien užsisakiau 16 kanto aidą, nes dar nusipirkau 2 rinkinukus, niekaip negalėjau atsilaikyti. Tai lauksim, kai ateis. Bet aš galvoju, ant 14 gal visai ir gerai bus. Nes reikia pasižiūrėti dabar tą backstitch'ą, kaip čia jisai darosi. Nu čia pagrinde visi yra, nu yra truputį vidury langelio. Vidury langelio truputį irgi yra tų brūkšnelių šitų. Bet pagrinde, man atrodo, eina pagrinde eina, kur čia dar yra kažkokius, čia kažkas, tokios kaip žvaigždutės, ne čia, kažkur mačiau, va čia. Va, žvaigždutės, bet pagrinde eina per langelį, per vidurį langelio nėra. Nes kai yra aida ir per vidurį langelio eina brūkšnys, siūlas, yra truputį sunkiau. O čia žiūriu, pagrinde yra viskas, eina per, kampais, kampuota ta schema. Nėra, kad per vidurį, va, dar čia pažiūrim, fiksuojam. Dabar žiūriu, jo, iš kampo į kampą. Tai ko gero, aš taip ir darysiu. Nes labai nagai nešti negaliu. Kaip negaliu, tiesiog ir galvoju dabar iš ko, matot, ant balto visai nesižiūri. Bendras vaizdas visiškai nesižiūri. Va taip daug gražiau. Tai va dabar galvoju, nuo ko čia man pradėti. Ko gero pradėsiu nuo vidurio, dėl to, kad nuo čia truputį sunku bus atsiskaičiuoti medžiagos, nes neaišku, kiek palikti medžiagos. Tai ko gero aš lenksiu per vidurį ir pradėsiu kažkur nuo vidurio. Pažiūrim, kur čia schemos vidurys. Reikia taip padaryti ir taip, va. Matosi schemos vidurys. Tai va kažkaip, vienu žodžiu, pradėsiu. Nuo ko čia pradėsim? Va, nuo šito bumbulo didžiojo. Nuo šito burbulo ir galima bus pradėti. Nuo vidurio medžiagos atsiskaičiuoti ir keliauti. Nes čia kas dar yra, pažiūrim. Šitoje vietoje snaigės, toliau kas čia kryžiukai yra kažkokie, ne? Va, ir kryžiukai yra balti tokie. Galima tos kryžiukus padaryti ir po to tą backstitch'ų daryti. Galima ir taip, tai aš pagalvosiu. Tai va, jau praplepėjau dabar apie šitą rinkinį ir užsidegu lempą ir dar kartą parodau, kokį grožį aš turėsiu kada nors. Ir ko gero aš eisiu siuvinėti vis dėlto ant šitos 14 aidos, nes, kaip sakiau, juoda medžiaga, tai jinai vis tiek, iš arti žiūrint, aišku, matosi, bet jeigu iš toli žiūri, taigi gražiai atrodo bendras vaizdas. Ir lengviau siuvinėti ant 14 juodos, negu ant 16 juodos. Gerai, daug plepu, jau 9 minutės, viskas, einu, bandysiu knibinėti ir pažiūrėsim, ką man pavyks padaryti šiandien per vakarą. Šiandien beje jau yra trečiadienis. Na tai sveikos. Štai ir atėjo penktadienio vakaras ir noriu parodyti, ką man pavyko išsiuvinėti štai šitame nuostabiame, gražiame darbe. Tai padariau virš 800 kryželių. Sagas skaičiuoja kryželius, o čia kryželių, kaip matot, labai nedaug. Ir dabar siuvinėjau šį kartą labai blizga. Va štai čia. Va šitą vietą pradėjau nuo viduriuko ir pradėjau siuvinėti. Taigi parodau, kas gavosi. Štai, pasižiūrėkit. Nu, žinokit, vaizdas man tai nuostabus. Ir labai džiaugiuosi, kad nekeičiau šitos medžiagos į 16. Dėl to, kad čia pasižiūrėkit, labai daug yra smulkių tokių dygsnelių ir tikrai yra lengviau daryti ant 14. Bet vaizdas tai mane labai sužavėjo.
Aišku, krapštimasi yra, dėl to, kad vis dėlto čia ne kryželiai, va čia pradėjau kryželius siuvinėti, tai čia viskas aišku, pirmin atgal. O čia reikia žiūrėti kiekvieną tą dygsnelį, ar teisingai aš jį padariau, ar teisingai supratau. Tiesiog, neįprastas toks siuvinėjimas ir aš pirmą kartą tokį siuvinėjimą darau. Bet vaizdas, žinokit, tikrai, dar čia jums medžiaga kažkaip labai juoda medžiaga, tokia pilka pasidarė. Aš uždėsiu, va, dabar geriau yra, čia man krenta kažkas. Va, taip ryškiau, matot, jeigu baltą lapą padedu. Tai žinokit, tikrai fantastinis rinkinys. Man labai patinka kol kas. Aš manau ir patiks ir toliau. Nes vienas dalykas tai yra, kaip sakiau, neįprasti dygsneliai. Tai yra kažkas naujo. Lėčiau einasi, ką darysi, bet tai aš niekur neskubu. Tai va, taip kad taip. Ir dabar parodysiu, ką toliau siuvinėsiu. Ar ruletė bus ar ne. Na ir kitą darbą aš nesuksiu. Dėl ko? Dėl ko, tai jūs matote čiurlionis. Čiurlionė yra darbas ir dėl to nesuksiu, kad iškrito vakar 15 dieną Kryžiukų namuose burtai. Ir būtent iškrito štai šitas darbas. Tai aš labai džiaugiuosi. Parodysiu, priminsiu, kiek aš jo turiu. Ir ten reikia nemažai padaryti, virš 1000, neatsimenu, 1200, jeigu neklystu, kryželių. Tai dabar ir parodau. O kaip nusijėmu, štai, kiek aš turiu. Tai visai nesenai rodžiau, kad padariau šitą gabaliuką. Tai dabar keliausiu, štai šitą gabaliuką darysiu. Noriu va iki čia padaryti. Ir čia, kadangi yra toks platelis, tai čia tikrai bus ta reikiama norma, kurios reikia padaryti Kryžiukų namų burtuose. Tai va, tai šį kartą ruletė nueina į šoną šį kartą. Ir dabar eisim siuvinėti čiurlionį ir parodysiu, kaip man pavyks. Na štai ir atėjo sekmadienio vakaras ir rodau, ką man pavyko padaryti čiurlionyje. Tai valio pavyko man pabaigti šitą visą plotelį, kaip rodžiau. Ir dar truputį daugiau padariau. Ir pagal Kryžiukų namus reikėjo padaryti 1400 kryželių. Aš padariau 1530 gal, kiek atsimenu. Tai. Pasižiūrėkim, kas čia matosi. Ar matot po? Va čia, pavyzdžiui, aš matau, jau yra ranka. Va čia yra rankos fragmentas. Ir kuri laiko štai šitą šviesulį. Tai dabar čia jau į viršų nebeisiu, nes jau nepatogu siuvinėti ir dabar pradėsiu štai čia. Ir truputį pasibraižiau. Ir kitą kartą, kai iškris šitas darbas, ar ruletėje, ar kur nors kitur, kaip Kryžiukų namai, arba, nežinau, tai tada siuvinėsiu čia. Šitą platelį siuvinėsiu. Ir taip po truputį keliausim iki pabaigos. Ir ką dar galiu pasakyti, turiu šią savaitę naujų pirkinių. Tuoj pasiimsiu, ką aš čia nusipirkau. Vienu žodžiu, neatsilaikiau ir nusipirkau. Šiaip medžiaga juoda, čia blizgės dabar dėl to, kad neišpakuota. Nusipirkau juodos medžiagos. Tai yra 16 kaunto, vien todėl, kad ant 14, kaip matėte, kur čia mano tas darbas yra, ne viskas tinka ant 14, nes vis tiek gana stambi medžiaga yra, o 16 jau galima siuvinėti ir kitus darbus, ir kur nepilnai fonas išsiuvinėja, ir lieka, dėl to, kad kaip čia jau pasakius. Mažesnė tos skylutės, dabar čia blizga, negaliu pasakyti, nenoriu išpakuoti, dėl to, kad nežinau, kada panaudosiu. Tai ir paskui nežinosiu, koks išmatavimai čia yra. Tai va, 16, matot, nusipirkau ir metras ant metro medžiaga ir galėsiu panaudoti ir ko gero žinau, kur panaudosiu. Panaudosiu ko gero štai šitam naujam pirkinukui. O kas čia per pirkinys?
tai turbūt galit maždaug nujausti pagal šitos paveiksliukus. Tai visų pirma pažiūrim charakteristiką, tai yra 14 kauntas, 19 spalvų, rijolio rinkinys. Aš į jį žiūrėjau labai ilgai svarsčiau, man jisai labai gražus ir kadangi šie metai yra arklio metai, o mano vyras gimęs arklio metais, šie metai yra jo metai, tai vis dėlto aš nusprendžiau ir nusipirkau štai tokį nuostabų rinkinį, šitą nuostabų arklį. Kaip vadinasi? Man atrodo kažkaip vėjas karčiuose, jeigu lietuviškai išversti maždaug. Tai va, tai šitas arklys man labai gražus, jisai yra va čia dar baltas arklys. Bet tas baltas man kažkaip netaip sužavėjo. Na, bet šitas toksai jisai yra, toks solidus, romus, toksai iškilmingas, galbūt net galima pasakyti. Ir greičiausiai aš šitą siuvinėsiu arklį būtent ant naujos tos medžiagos, kur 16 kaunto, nes čia yra įdėta 14. Ir kaip matot, nėra visiškai neišsiuvinėtas yra fonas, nesiuvinėja. Tai va, aišku, galima juodu siuvinėti, bet kam tas vargas. Ir schemoje turbūt irgi parodyta, kad nėra. Štai toks numeriukas 1494, tai turiu prašymą, gal kas nors turite elektroninę schemą, arba galbūt matėte kur nors, gal galėtumėt pasidalinti. Nes, iš bėdos galėčiau ir pati persirinkti, bet jeigu yra jau internete, tai kam gaišti laiką, ne? Nežinau, kada jį pradėsiu šitą darbą siuvinėti, dar nežinau, dar nesugalvojau. Gal pavasarį. Pažiūrėsiu, nes turiu tų pradėtukų daug ir kažkaip vis sakau, kad reikia mažinti tų pradėtų darbų skaičių, bet neišeina. Tai va, tai dar kartą, nuostabusis arklys, neatsilaikė mano širdelė ir kažkada bus padarytas. Na ir kitas darbas yra LKS darbas, irgi aš jį senai jau žiūrėjau. Štai, nuostabios aguonos. Šitas aguonas, aš nežinau, jau kai jos atsirado, aš visą laiką pasižiūriu, atrodo, turiu aš tų darbų. Ir vėl man jos užkabina. Dėl ko, nežinau, galbūt aš taip įtariu dėl to, kad apvalus dizainas yra, o aš apvalių schemų neturiu. O visą laiką nietė išbandyti apvalę schemą, nes tai yra kažkas kitokio. Ir va, ir nesusilaikiau ir nusipirkau. Tai čia dabar kas yra? Čia yra 16 įda, 42 spalvos, sunkumas 3 širdelės. Ir čia visai jisai nedidelis yra, pasižiūrėkite, kaip čia išmatavimai yra. Štai išmatavimai rašo 17 cm. Tai tikrai nedidelė. Ir yra iš karto lankelis įdėtas, į kurį galima jį įrėminti ir pakabinti. Ir štai spalvos labai gražios, raudonos, geltonos, žalios, kaip ir priklauso aguonom. Tai šitas darbas irgi labai man gražus ir tiesiog bus į mano kolekciją. Irgi turiu prašymą, jeigu kas nors matėte, gal galėtumėt pasidalinti schemą. Elektroninė schema, tai būtų labai smagu turėti ir kažkada pradėti siuvinėti. Gal pavasarį gėlės, vasaras čia daugiau gėlės, aguonos. Na, pasižiūrėsim. Tai vat labai gražu man čia tos būtent aguonos ir kad jos čia taip ratu išsidėlioja. Tai štai, tokia mano savaitė buvo, tokie mano darbai buvo, tokie nauji pirkiniai buvo ir aš tikiuosi, kad daugiau aš jų nepirksiu, bet negaliu pažadėti. Man atrodo, jūs mane puikiai suprantate, ne? Ir ką, ir daugiau geros jums savaitės palinkėsiu ir susitiksime jau kitą sekmadienį. Ate.